Tiesa ar mitas? 10 000 žingsnių per dieną. Iš kur tai atsirado? Kodėl taip įvyko ir ar iš tiesų būsi sveikas. Taigi, šis skaičius tapo iš tikrųjų beveik tokiu šventu sakraliniu dalyku, kad jeigu nori būti sveikas, per dieną turi nueiti ne mažiau kaip 10 000 žingsnių. Iš tikrųjų, 10 000 žingsnių tai buvo reklaminis, rinkodarinis, kitaip sakant, triukas. Kilęs iš Japonijos 1960 metais, kai atsirado toks žingsniamantis manpokei. Ir vertimas reiškia ne ką daugiau kaip 10 000 žingsnių. Taigi, 25 metais atlikti tyrimai, šiais metais atlikti tyrimai, rodo, kad net ir 6 ir 8 tūkstančiai žingsnių ženkliai pagerins jūsų sveikatą, ypač jeigu jums daugiau nei 60 metų. O kitas dalykas, jeigu jums nueisit netgi 4400 žingsnių, tai netgi 41 procentų pagerinsite savo sveikatą ir sumažinsite tikimybę mirtingumui negu tas, kuris nueis tik tai 2700 žingsnių. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad svarbu nenueitas kiekis, svarbu yra reguliarus judėjimas. Netgi pasirinkimas vietoj lifto užlipti laiptais, darbo metu daryti pertraukėlės yra be galo svarbu, kad jūs gerai jaustumėtės. Tačiau judėdami niekada nepamirškite su savimi turėti vandens, kurį galėtumėte gurkšnoti, ypač kaip taip karšta. Jeigu nori daugiau pasitarsyti apie vandenį ar apie judėjimą, arba apie gerą savijautą, parašyk man, nelauk, nes gali būti, kad tu judi arba išgeri per mažai. Beje, parašyk komentaruose, kiek tu žingsnių per dieną nueini.